Anot NLP yra tiesioginis ryšys tarp to, kokia yra akių padėtis ir kokie tuo metu, kokie mąstymo procesai vyksta tuo pačiu metu. Tai reiškia, kad žmogaus žvilgsnis gali išduoti, pasufleruoti, kasgi vyksta žmogaus galvoje, apie ką jisai mąsto, kaip jisai mąsto, ir mes vėlgi grįžtam ne prie turinio daugiau, o prie tos kokybinės informacijos, prie formos tokios. Ir tai mums pasufleruoja, tai mums padeda atpažinti, kokioje reprezentaciniai sistemoje yra, apie ką vyksta procesas mąstymo žmogaus. Čia ir dabar būtent akių judesių raktai. Taigi NLP modelis akių judesių raktai. Įsivaizduokite, galite nuotrauką paimti, galite įsivaizduoti žmogų visiškai taip prieš save, kairė veido pusė, dešinė veido pusė, ir mes iš karto su jumis padalinam į tokius keletą lygių. Taigi kairė pusė, dešinė pusė. Kairiai pusiai akys, kai krypsta kairėn, yra manoma, kad eina kalba apie kažkokius tai prisiminimus, apie patirtį, kurią žmogus turi. Labiau pavadinkim taip, patirtis, kurią žmogaus turi. Dešinėn pusė, jeigu krypsta žvilgsnis, tai eina kalba apie konstrukciją, apie kažką tai naujo. Tai yra turima patirtis, kažkaip tai modeliuojama, gimsta kažkas tai naujo. Žmogus kažką projektuoja, modeliuoja, kūrė, konstruoja. Yra toks vienas momentas, labai klaidinantis momentas. Žmonės sako, kad kai žmogaus žvilgsnis krypsta dešinėn, jis meluoja. Nėra tiesos tame. Galbūt, kai žmogus meluoja, jo akis krypsta dešinėn, tiesioginio ryšio toj vietoj nėra. Daugiau yra tiesos apie tai, kad žmogus kažkokią tai situaciją kūrė, modeliuoja, galbūt pagražina kažką tai, bet tai nėra melas. Būtų per drąsu teigti, kad jeigu jau pažiūrėjo dešinėn, žvilgsnis krypsta dešinėn, tai užkart žmogus meluos. Ne, tačiau čia tikrai yra netiesa. Taigi grįžtam. Kairien prisiminimai, dešinien modeliavimas, konstravimas, ateities kažkokia tai perspektyva. Dabar toliau, žvilgsnis aukštyn. Taip, kairien aukštyn arba nuo horizontalės į viršų, tai yra vizualinė reprezentacinė sistema. Tai reiškia, žmogus, pažiūrėdamas į vieną arba į kitą pusę, jis įjungia vaizdinius. Tai į viršų kairien įjungia prisiminimus vaizdiniuose. Kažkokį vaizdą žmogus prisimena, pamato. Jeigu vaizdinių reikia pakeisti su modalumus, jau žinoma tema, spalvą, kažkokį ryškumą, dydį, dar kažką, tai jisai pažiūrės dešinėn į viršų, kad tas vaizdinys pasikeistų. Aktyvuosis kitas smegenų dalis, kad įvyktų pokytis, kad įvyktų konstrukcija, kad įvyktų pokytis tame vaizdinyje, tame įsivaizdavime, kad tai taptų naujo kažko tai. Kaip pavyzdys, jeigu manęs paprašytumėt prisiminti, kaip atrodo zebras, tai greičiausiai mano akis nukryptų į kairę pusę į viršų, ir jeigu jūs paprašytumėt manęs, o dabar Andriau perdažyk, nuspalvok tą zebrą ten kaip nors žaliai, mėlynai, raudonai, yra tikimybė didelė, 90%, kad aš tai atliksiu žiūrėdamas dešinėn ir į viršų. Dėl labai paprastos priežasties. Smegenim reikia sudaryti sąlygas, jūs tiesiog pačios pareikalauja tokių sąlygų, kad tie paveikslėliai erdvėje skiriasi jų vieta automatiškai ir automatiškai turi aktyvuotis kita smegenų dalis. Taip jau yra. Toks jau tas ryšys akių judesių ir mąstymo procesų. Dabar vidurinis lygmuo arba horizontalė arba ausų linija. Jeigu akis horizontaliai juda, jeigu juda kairien pusėn, tai yra garsų prisiminimai. Tai reiškia, uždavus klausimą arba žmogui kažkokią situaciją analizuojant, jeigu akis neina į viršų, o yra akių linijoje, ir yra tikimybė, kad jisai bando prisiminti garsus, gal žodžius, gal balso intonaciją, gal dar kažką, bet tai yra apie prisiminimą. Ir į priešingą pusę, į dešinę pusę akių lygyje, tai būtų apie balso, garso, garsinių tokių dalykų, garsinių charakteristikų konstravimą. Kaip tai galima patikrinti? Labai paprastai. Paprašyti žmogaus, galėtumėt manęs paprašyti, Andriau, prisimink, kaip skamba tavo
telefono melodiją. Kai tau kas nors skambina, kokia skamba melodija. Pragrok ją savo. Gali būti, kad aš pažiūrėsiu kairienį viršų, nes prisiminsiu, kaip atrodo mano telefonas. Ir paskui mano akis nukeliaus į kairę, per vidurį į kairę, kad ausyse nuskambėtų tas prisiminimas. Galimas ir toks variantas, bet kokiu atveju prieiga prie archyvo, audialinio, muzikinio archyvo yra horizontalės lygyje. Ir jeigu paprašysiu tą melodiją pagreitinti arba palėtinti, įsivaizduok, išgirs, kaip ta melodija skamba 2 kartus greičiau arba 2 kartus lėčiau, yra tikimybė 90% maždaug, kad akis nukeliaus horizontale į dešinę. Ir turim trečią lygmenį, tai kai akis keliauja žemyn, kairiai pusiai, kairien žemyn, yra taip vadinamas vidinis dialogas arba ta žymioji audio digitalinė sistema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus, norėdamas sukontroliuoti save, norėdamas teisingai pasakyti, ką jisai nori pasakyti, įvertinti tą procesą, kuris vyksta, pasitarti su savim, jisai nori, nenori, iškeliauja, tokį tarsi atsijungia nuo pasaulio, pabūna savo vidiniam pasaulyje, tai akis kairien žemyn, va tas vidinis dialogas. Tikrai kontaktas su aplinka dingsta, tuo metu žmogus kontakte pats su savim. Parinko, ką nori pasakyti, vertino tą atsakymą, sudėliojo mintis ir pasakė. Ypatingai, jeigu užduosite tokį labiau vertinimo arba labiau skaičiavimo reikalaujantį klausimą, tokio atsakymo, kuris labiau žmogų įtrauktų, reikėtų žmogų išsakyti savo kažkokią tai poziciją, gali būti, kad jis pamatys paveikslėlį, jeigu jis, pavyzdžiui, vedančioji rep sistema yra vizualinė, greičiausiai, bet po atsakymo jūs sulauksit būtent iš tos audio digitalinės sistemos. Didžiulė tikimybė labai. Tada klausimas, kasgi yra dešinėje apačioj? O dešinėje apačioj yra kinestetinė reprezentacinė sistema. Tai reiškia, kad ten žmogus išgyvena pojūčius, jausmus, kvapus, skonius ir visus kitus dalykus. Ir jeigu, netgi galite prašyti prisiminti, galite paprašyti įsivaizduoti, žinai, kaip ten jisai glosto kokį kačiuką, ar tenais, kaip jam kažkur tai buvo šilta, koks jau ten mėgstama, kokia apranga, kai jisai ją užsideda ir būna tam tikras patogumas, malonus jausmas ar dar kažkas. Yra tikimybė, kad akis nukeliaus dešinėn žemyn. Koks yra labai svarbus momentas? Vaizdai ir garsai turi prisiminimus ir konstrukciją. Vidinis dialogas apačioj, tai yra čia ir dabar, nesvarbu, ar kokioj laiko linijoje tai yra, ar tai praeitis, ar tai ateitis, ar tai dabartis, žmogus vidinį dialogą laiko čia ir dabar. Pojūčiai irgi neturi nei konstravimo, nei prisiminimo pokyčio akyse, jie gyvena šičia. Už tai, kad pojūčius žmogus išgyvena čia ir dabar. Jis gali prisiminti tą situaciją, išgirsti tą garsą ir tada pasinerti į tos kinestetinius išgyvenimus. Tai gali įvykti, viskas tvarkoj, taip tinkama, bet faktas, kad tas išgyvenimas, tas procesas, ta reprezentacinė sistema, jinai aktyvuojasi ir matosi, kur akis jo nukeliauja. Labai dar kartelį noriu pabrėžti. Konstrukcija, vaizdų ir garsų konstrukcija nieko bendro su melu neturi. Tai yra kažkoks tai naujovė, kažkoks tai kūrimas, kažkoks tai pakeitimas to, kas yra pažįstama. Bet tai nėra melas. Per drąsu būtų teigti, kad žmogus tada iš karto meluoja. Taigi, akių judesių raktai parodo, teigia NLP, jog yra ryšys tarp akių judesių ir mąstymo proceso. Ir mes žinodami, NLP žinodami, gali tą efektyviai išnaudoti, efektyvesniai komunikacijai su savo pašnekovu. Pavyzdžiui, stebėdami jo akių judesius, kaip jisai įsijungia į procesą, kaip jisai kalba, kaip jisai ar į prisiminimus keliauja, ar į kažkokį tai modeliavimą naujos situacijos keliauja. Ir jungtis, dalyvauti su to žmogum, turėti kokybišką raportą, kokybišką tokį kontaktą, ryšį. Labai svarbus momentas. Kas tada, kai žmogus žiūri tiesiai? Yra laikoma, kad kai žmogus žiūri tiesiai,
jisai yra vizualiniai toj sistemoje, ne? Tai arba bus prisiminimai, arba tas konstravimas, dažniau sakoma, kad jeigu žiūri tiesiai šiek tiek į viršų, vos aukštyn yra laikoma, jog tai yra vizualiniai prisiminimai. Tiesa, jeigu žmogus žiūri, pavyzdžiui, televizorių arba kažkur nukreipia savo dėmesį, jo dėmesys yra į išorę, greičiausiai, net negreičiausiai, iš tikrųjų jokių akių raktų nuskaityti neįmanoma, nes jo dėmesys yra išoriai. Kai jo dėmesys keliauja į vidų, kai jūs jo paprašot apmastyti, pagalvoti, pasakyti, įvertinti, kažkaip kitaip sureaguoti, taip, į kažkokį tai jūsų ten klausimą, į prašymą, tada įsijungia tie vidiniai mąstymo procesai, tada mes galime pamatyti akių judesių raktus. Jeigu jisai kokį nors labai aktyvų žaidimą žiūri, ten pavyzdžiui, kokį nors stalo tenisą, lauko tenisą, kur kamuoliukas tik tai laksto, tai ten yra stebėjimas aplinkos, ten ne apie akių judesius. Bet jeigu jūs paklausit, o žiūrėjai varžybas, taip, kaip tau? Tai aš net nebejoju, kad jūs pamatysit akių judesius ir jisai atgamins tą prisiminimą, koks jisai bebūtų vaizdais, garsais ar pojūčiais, ir jums apie tai papasakos. Va tokia akių judesių raktų idėja. Naudokit, taikykit, naudokit.